17 uždavinys. Buvo duotas stačiakampis ABCD, kurio viena kraštinė yra 8, kita kraštinė 6. Brėžinyje buvo pažymėta. Ir toliau buvo pasakyta, kad stačiakampis ABCD yra sukamas apie tašką D, taip kad taškai A, D ir F taptų vienoje tiesėje. Tai va, jeigu įsivaizduoti šitaip, stačiakampis jisai pasukamas tam tikrų kampų. Ir tuomet tas stačiakampis ABCD atsiduria štai šitoje vietoje. Ir dabar 3 dalis. Pirmoje reikia rasti BD, antroje dalyje kampo BDE didumą ir trečioje dalyje apskaičiuoti pilkos dalies plotą. Ta pilka dalis brėžinyje nepavaizduota, tai mano brėžinyje nepavaizduota. Tai čia turime omeny štai visos šitos dalies plotą. Tai apie tai šiek tiek vėliau. Na ir pradėkim dabar nuo BD. Aišku, tikrai labai paprastas uždavinys, turim stačiakampį, o BD yra jo įstrižainė, ir kuri padalina stačiakampį į 2 stačiuosius trikampius, taigi pritaikom Pitagoro teoremą. Tai būtų kvadratinė šaknis 8 kvadratu plus 6 kvadratu, 64 plus 36 100, ištraukę kvadratinę šaknį gaunam 10. Taigi BD ilgis yra lygus 10 kažkokių tai ilgio vienetų. Dabar antra dalis. Čia jau be B raidės, pirmoji dalis buvo B kurso, o dabar antroji dalis. Reikia apskaičiuoti kampo BDE dydį. BDE. Tai aš šitą kampą tada pažymiu, tarkim, 2 lankeliais, kad aiškiau būtų. Tai dabar nuo ko pradėsim? Tai aš manyčiau, kad galim pradėti nuo to, kad pastebėti, jog turim trikampį statųjį BAD, kur vienas kampas kaip tik čia įeis į tą ištęstinį kampą, kuriame yra ieškomas kampas. Ir dabar jeigu pasižiūrim čia, tai mes turim lygiai tokį patį statų trikampį, taip, nes tas stačiakampis buvo pasuktas, ir tuomet čia mes turėsim kraštinę, kurios ilgis statinį, kurio ilgis yra 6, o čia statinį, kurio ilgis yra 8. Tai aišku, kad šitie 2 trikampiai yra lygus. Dabar imkim šitaip žaiskim. Kadangi tie trikampiai yra lygus, reiškia ir jų atitinkami kampai yra lygus. Tai aš dabar galiu šitą kampą, sakykim, pasižymėti kampu alfa. Tai yra kampas, kuris yra prieš statinį, kurio ilgis yra lygus 8. Tai kadangi šis trikampis irgi yra lygiai toks pat, tai tada prieš statinį, kurio ilgis 8, taip pat kampas bus alfa. Tai čia šitą žingsnį reikėtų užrašyti. Kampas BDA yra lygus kampui DEF, ir tai yra lygų kampui alfa, o čia kodėl tie kampai yra lygus, nes trikampiai yra lygus. Tai tiesiog pažymėkim šitą, kad ABD trikampis yra lygus trikampiui DEF. Lygių trikampių atitinkami kampai yra lygus. Tai tuomet va štai šis trečiasis stataus trikampio kampas, nes vienas kampas alfa, čia 90 laipsnių, tai trečiasis kampas būtų iš 180 atimti 90 ir atimti alfa. Taigi kampas EDF, nuosekliai rašau, tai būtų iš 180 atimu statų į kampą 90 ir atimu alfa. Sutvarkius gaunu, kad tai yra 90 laipsnių minus alfa. Ir dabar ką mes turim? Mes turim, kad yra ištęstinis kampas lygus 180 laipsnių, iš jo atimsim kampą alfa ir atimsim kampą 90 laipsnių minus alfa ir atliksim veiksmus. Taigi, ieškomas kampas BDE yra lygus iš viso ištęstinio kampo lygaus 180 laipsnių
atimu kampą alfa ir atimu 90 laipsnių minus alfa. Dabar minus bus plus alfa, susiprastins su minus alfa ir tuomet 180 minus 90 yra lygu 90 laipsnių. Taigi antrosios dalies atsakymas yra 90 laipsnių. Na, o dabar eikim prie trečiosios dalies, kur reikia apskaičiuoti pilkosios dalies plotą. Tai pilkoji dalis, parodau dar sykį, būtų visa štai šita dalis. Dabar iš ko tai susideda? Na, antroji daly mes apskaičiavom štai šitą kampą BDE. Ir čia yra ne kas kita, o išpjova atitinkantis centrinis kampas. Aš tą išpjovą paimsiu ir užbrūkšniuosiu. Ir tada iš ko susideda tos figūros plotas? Tai yra, susideda iš stataus trikampio ploto, iš išpjovos ploto, išpjovos, kurie atitinka 90 laipsnių centrinį kampą ir dar vieno lygiai tokio paties stataus trikampio ploto. Tai tuomet beliks tik apskaičiuoti stataus trikampio plotą ir išpjovos plotą. Na va, tai čia šitą idėją užrašau. Tai būtų dviejų trikampių plotai 2 kart S trikampio BAD. Taip, ir plus S išpjovas. S išpjovas. Ir dabar atskirai apskaičiuoju. Tai S trikampio BAD būtų 1/2 kart 6 kart 8, tai būtų 24, kažkokie tai kvadratiniai vienetai. O dabar skaičiuosim išpjovos plotą. Tai S išpjovos, tai būtų pagal formulę pi r kvadratu kart alfa ir padalinta iš 360 laipsnių. Tai alfa yra 90 laipsnių, o r tai būtų mūsų pirmoje dalyje surasta BD įžambinės ilgis. Tai būtų S išpjovas lygu, tai būtų pi kart 10 kvadratu kart 90 laipsnių padalinta iš 360, čia gaunasi 1/4, o šiaip galima buvo iš karto daryti išvadą, jeigu išpjova atitinka 90 laipsnių kampą, tai yra 1/4 pilno skritulio. Tai čia būtų 100 padalinta iš 4, tai būtų 25 ir dar prisideda pi. Tai čia būtų 25 pi kvadratiniai vienetai. Na ir belieka tada paskutinis žingsnis, tai yra pritaikyti štai tą mūsų idėją, kurią mes buvom susidarę skaičiuoti plotui. Taigi, grįžtų atgal, tai būtų 2 kart 24, taip, nes 2 statieji trikampiai, štai 1 ir 2. Ir plus išpjovos plotas, tai bus 25 pi. Na ir sutraukus būtų 48, nesutraukus, o tiesiog sudauginus 48 plus 25 pi. Va štai šitaip ir reikėjo palikti atsakymą.